Kviečiu Jūs pasivaikščioti po nuostabų beveik 6 hektarų sklypą Šiaulių rajone už Bubių, kuris yra parduodamas ir čia galite įsikurti savo svajonių sodybą. Retai pasitaikanti galimybė, kad parduodamas tokio dydžio posodybinis sklypas, tai yra Blužgalio kaimas, palyginus netoli nuo Šiaulių už Bubių. Asfaltas didžioji dalis kelio yra žvyrkelis per mišką, bet jis prieš keletą metų yra kapitaliai sutvarkytas ir tarnaus dar tikrai daug metų. Įvažiavimą į sklypą, kaip matote, lydi seni medžiai, yra daug ąžuolų, specialiai toje žemės ūkio paskirties žemėje palikti ir jauni ąžuolai, kurie kasmet vis labiau auga ir didėja. Čia, kur matote tuščias plotas, tai yra numatyta vieta būsimam namui. Na ir matosi, kiek daug yra miško, tvenkiniai, iš paukščio skrydžio dar aiškiau pasidaro, kokia tai yra didelė teritorija, kurią įsikūrus, susitvarkius galima susikurti savo svajonių sodybą, svajonių namą, kadangi tai yra Kurtuvėnų regioninis parkas. Štai matote truputį vizualizacijos, kaip atrodys pastatytas namas ir kiti pastatai. Parduodamas sklypas tai yra 4 sklypų junginys, 4,71 hektaro, 25 arai, 25 arai ir 50 arų. Taigi dalis teritorijos yra žemės ūkio paskirties žemė, kurioje yra gautas leidimas statyboms, o kita teritorija yra miškai ir tie miškai tikrai įvairūs, skirtingi medžiai, skirtingi augalai ten auga. Mes galėsime šioje video medžiagoje su jumis pasivaikščioti, kad dar geriau išjaustumėt visos šios teritorijos grožį. Štai čia būsimo namo vieta. Išlyginta yra aikštelė, kalvos nuostabios. Iš tiesų, kada čia stovės namas, tai iš jo antro aukšto tikrai atsivers gražios panoramos į apačią, kur yra 2 tvenkiniai. Beje, namo projektas yra patvirtintas, bet jeigu jums norisi kažkokio kitokio, jūs tikrai galite pasikeisti pagal savo poreikius. Čia matote, kaip atrodys namas, jeigu jis bus įgyvendintas pagal numatytą projektą. Užstatymo plotas yra iki 210 kvadratų, na ir bendrasis namo plotas gyvenamojo namo 305 kvadratai. Tai yra 2 aukštų pastatas, projekte vadinamas 1 aukštu su mansarda. Ir pastatas būtų šioje zonoje, kur matote iš paukščio skrydžio tokia lygesnė vieta, lygesnė aikštelė, nes būtent čia ir yra numatyta pastatų vieta. Taip pat prie namo yra suplanuotas ūkinis pastatas, tai yra dvivietis garažas, taip pat pagalbinės patalpos, galima ir antrą aukštą įrengti, kaip galbūt svečių namą, ar kažkokia tai darbų studija. Ūkinio pastato plotas numatytas 220 kvadratinių metrų. Taip pat planuota yra papildomų šiek tiek pastatų, tokių kaip malkinė ir stoginė jaukiems vasaros vakarams. Ir daugiausia pušis supa tą vietą, kurioje yra planuojami pastatai. Kalėdinės eglutės jums neprireiks toli ieškoti, nes kai kur žemės ūkio paskirties žemėje yra išaugusių gražių nedidelių eglaičių, kurios tampa kalėdiniam eglutėm žiemą. Neseniai dalis miško žemės buvo išvalyta, tai yra su miškininko rekomendacijomis nukirsti ir pašalinti medžiai, kurie buvo nudžiūvę, todėl miškas dar ilgai bus tvarkingas
ir derlingas, nes čia galima rasti baravykų, galima rasti raudonviršių, kitose vietose pamiškėse pavasarį galima rinkti žemuogės, vasarą dera laukinės avietės, taip pat yra ir erškėtrožių kai kur, yra gudobelių. Taigi net ir nieko nesodinant, ši žemė jau mus gali vaišinti įvairiomis gėrybėmis. Kaimynai atitolę nuo planuojamos namo vietos pakankamu atstumu. Vieni gyvena maždaug 100 metrų nuo būsimo namo, bet jie yra pakalnėje, mus skiria miškas, miško juosta nuo tų kaimynų, o kiti kaimynai yra už 2 tvenkinių, tai yra daugiau negu už 200 metrų nuo būsimojo namo vietos. Tvenkinių gale galima užsodinti papildomai medžių ar krūmų, kad dar sudaryti privatesnę teritoriją. Iš šio sklypo yra patogu eiti į Kurtuvėnų regioninio parko pasivaikščiojimo takus, visai netoli yra trasos, taip pat yra dviračių trasos, slidinėjimo trasos, kurios yra kalvotose miškuose ir viskas yra čia pat šitame gamtos prieglobstyje. Sklype yra 2 tvenkiniai. Vienas už jų, štai šis. Jis yra maitinamas šaltiniu, įžuvintas ir jeigu pavasarį yra tiek daug vandens, kad prisipildo iki pat kraštų, tai kad nepersipelinėtų per kraštus, yra padaryta įranga, kad galėtų persipilti vanduo į šiek tiek žemiau esantį tvenkinį ir jį taip pat užmaitinti. Beje, šis viršutinis tvenkinys yra įžuvintas ir šaltiniuotas, nes kada buvo iškastas labai gerai matėsi, kaip šaltinis tiesiog teka ir užmaitina jį vandeniu. Viršutinis tvenkinys yra 600 kvadratų, o žemiau esantis tvenkinys yra 950 kvadratų. Tai yra jie skirtingo dydžio, bet taip pat ir skirtingo aukštumo. Tai yra vienas aukščiau, kitas žemiau. Sutvarkius ežero pakrantę galima turėti nuostabią poilsio oazę, nuo kurios atsiveria vaizdas ir į namą. Ir taip pat iš namo bus tikrai galima matyti tvenkinį, kada bus sutvarkyta aplinka, nupjauta žolė ir taip toliau. Iš tiesų galima įvardinti, kad sklypas yra tikrai netoli Šiaulių, nes jeigu matuojant kelionę automobiliu, tai iki Šiaulių Akropolio būtų 19 minučių, tai yra 12,4 km. Na, o jei kartais kažkas iš šeimos narių norėtų viešu transportu nuvykti į Šiaulius, tai 700 metrų nuo būsimo namo. Tokiu atstumu yra priemiestinio autobusų stotelė ir galima keliauti taip pat į Šiaulius ir viešu transportu, o gyventi šiame gamtos prieglobstyje. Beje, šitame miške mes radome raudonikių. Periodiškai čia būna tai baravykų, tai raudonikių, todėl gyvendami šiame sklype, turėdami savo sodybą, turėkite omeny, kad galėsit pasirinkti savo grybų. Kadangi sklypo teritorija yra akligatvis, svetimi čia nevažinėja. Savininkų iniciatyva buvo pastatytas ženklas akligatvis ir motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas, tai yra negyvenantis šiame sklype neturi teisės ten ir važiuoti ir galite turėti daugiau ramybės. Į sklypą yra atvesta elektra ir ne tik į sklypą, bet ji yra privesta prie tos vietos, kur numatyta būsimojo namo statybos vieta, tai yra pradėjus statybas viskas bus labai po ranka ir galima bus prijungti elektrą. Štai taip atrodo šiuo metu esama elektros skydinė sklype.
Žemės ūkio paskirties žemę galima apsitverti. Yra gautas leidimas iš Kurtuvėnų regioninio parko, kad išskyrus miškus, bet žemės ūkio paskirties žemę galima apsitverti ir tokiu būdu sukurti, gyvenant šiame sklype, dar daugiau privatumo. Sklype auga unikalus penkiakamienis ąžuolas, dar jaunas, bet kiekvienais metais darosi vis didesnis ir storesnis. Tokie medžiai keliakamieniai yra pakankamai reti, o jūs turėsite savo unikalų penkiakamienį ąžuolą. Ąžuolų yra sklype ir daugiau, jie pavieniai palikti žemės ūkio paskirties teritorijoje, kad su laiku išsibujotų, jiems saulė suteikti pakankamai erdvės. Kai sklype atsiras pastatai, atrodys dar gražiau ir dar nuostabiau, negu yra dabar. Toks didelis, privatus ir jaukus sklypas Šiaulių rajone pasitaiko itin retai. Tad jūs turite unikalią progą turėti sodybą privačiam tokiam akligatvyje, apsuptą miškų su tvenkiniais. Tad jeigu tave sudomina šis sklypas, susisiek su brokeriu.